Taip, atkeliavo toks prašymas pasveikinti su gimtadieniu, prieš tai truputėlį papokštauti. Na, sako, žmogus atlieka visokiausius virinimo darbus, tai aš pabandysiu paskambinti ir, paprašyti supynės suvirinti. Reikia balsą pakeisti, nes būna pasiklauso, sako. Bandysim. Alio, gerą dieną. Sveiki. O čia su ponu Saulium kalbu. Taip, kas. O čia toks Kęstutis patrukdė jūs, gavau jūsų numeriuką ir sako, kad jūs suvirinimo darbus visokiausius atliekat. Nu kaip, kai būnu namuose pasikrapštau, kai laikai yra, bet aš retai kada būnu. Aha. O žiūrėkit, man neskubu vasarai, reiktų supynės noriu vaikams padaryti. Ar įmanoma būtų? Viskas remiasi laiką iš tikrųjų. Nu, man nėra skubu, birželį, liepą. Matot, aš Lietuvoje mažai būnu, štai taip ir yra. Aš supratau, bet jūs sako specialistas geras, čia jūsų kaimynas Aidas davė numeriuką. Tai... Aidas. Iš kur jisai? Kaimynas sakė jūsų. Čia iš Paistra? Taip. A jūs iš kur? Aš čia Panevėžyje, man reikia sodose čia, vaikam noriu, žinot, pramogą padaryti, kad vasarą galėtų pasisupti ir sako, jūs užsiema tais darbais, nes ieškau specialisto kaip tik. Tai va. Kai bus daugiau laika, galim kažkaip susisiekti, bet man nerodo jūsų telefono numerį. Tai iš darbinio skambinu, matot. Supratau. Tai kaip čia padaryti dabar? Ar jums pasiskambint, ar kada jūs ten būsit? Dabar ne Lietuvoje, kiek suprantu, ar ne? Jo. Būsiu gegužę 1 Lietuvoje. O, tai labai tada jau čia netoli. Gerai, tada aš jums pasiskambinsiu, ar jūs man Ar man... Gegužę 1 skambėkit. Gegužės 1, ar ne? Tai galim sutarti tokį variantą, ar ne? Ką jūs norite, ar įmanom tai padaryti, ar kaip, ir tada žiūrėsim. Tokias galvoju, metalinės supynės, didesnės, kad galėtų ten keli vaikai pasisupti. Supratau. Galima, žodžiu, susitart bus, ar ne? Jo, sako, jeigu nėra baisų didelį navarotai kokie, tai ten nereikia kažką vaikuoti ar panašiai lankstyti. Aha, tai reikia žiūrėti. Reikia pasižiūrėti. Ką jūs norite, tad pasimatyti. Gerai, tai labai smagu, kad taip sukalbamės. Esą dabar vieną dar dalyką, aš noriu pasakyti, paklausykit. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas. Sauliau, gerą dieną. Ačiū. Truputėlį prigavom, ar ne? Bet gerai, čia jūs toks sukalbamas žmogus, viskas tvarkoj, supynės padarytumėt, viskas gerai, labai fainai. Bet aš noriu jūsų gimtadienį pasveikinti. Ačiū labai. Ir nuo jūsų visos šeimynos. Linkėjimai jums ir nuo Alinos, nuo Deimantės Airido. Visa ši kompanija jūs nuoširdžiai sveikina, daug sveikatos, meilės, pinigų. Būkit laimingas ir viso ko geriausio. Taip pat ir nuo radio stoties Tavo balsas, žinau, kad pasiklausot kartais mūsų. Bet galvau, kaip čia balsą tą pakeis, kad nepažintumėt. Pavyko. Tai sako, kad... Bet Aidas iš tikrųjų kaimynas toksai yra. Tai aš viską išsiklausinėjau, žinot, kad galėčiau paskambinti jau, kad pats nepasimaučiau, kaip sakoma. Tai jau pasiklausiau, sakau, kas čia numeriuką galėjo duoti. Tai va, tai... Didžiulis ačiū iš tikrųjų. Ir sako, šeimyną reiktų papokštauti, sako truputėlį. Tai va, pabandžiau. Linkėjimai šeimynai. Jums taip pat. Ačiū labai. Ačiū. Labai didelis dėkui. Tai jau tuo ir vėlgi būsit Lietuvoje, ar ne? Grįžtat vėl išvažiuojat, vėl grįžtat, tai žodžiu galėsit savo su šeimyna ir gimtadienę žymėti, ar ne? Jau po to jau. Kažkaip tai reikės, aišku, kad. Tai gero gimtadienio jums, geros nuotaikos ir įsijunkite, jeigu yra galimybė Tavo balsą, jums dar ir dainą pagrosiu su gimtadieniu. Labai ačiū. Laimingai, Sauliau, viso geriausio. Ačiū, viso geriausio.